Taigi, kokio masažo žmogui reikia, mes nusprendžiam kartu su pacientu, kada jisai ateina ir pirmiausia atliekame diagnostiką. Įvertiname sąnarių mobilumą, jo problemą, skausmus ir tada jau renkame kokį būdą, kokį masažo būdą jam taikyti, ką mes ten su juo darysim. Galbūt mes visai žmogaus net neišrinksim ir nemasažuosim, o tiesiog atliksim tam tikrus pratimus, pasyvius judesius, pasyvius tempimus, pakankamai dažnai taikau PIRP metodą arba PNF, tai darbas su propriocepcija, ir tiesiog pagerinam funkciją su pasyviais judesiais ir to užtenka. Kartais mes žmogų labai stipriai skaudinam ir atpalaiduojam tokiu būdu įtampos zonas. Koksai tai būdas, kartais tam tikri momentai iš klasikinio masažo, kartais tai būna iš šiatsu. Įvairiausiai. Labai dažnai pacientai šito klausia, tai kiek man čia dabar kartų reikėtų pas jūs eiti, kiek čia laiko dabar užtruks. Į šitą klausimą atsakyti labai yra sudėtinga, nors laikant egzaminą prie kiekvieno susirgimo yra tam tikras dozavimas. Bet dirbti pagal tą taisyklę yra visiškai neįmanoma, nes tai priklauso labai nuo paciento krūvio, nuo paciento padėties dienos metu ir nuo jo veiklos pakeitimo. Vienam gali reikėti vieno karto apsilankimo, aišku, tada tas apsilankimas užtrunka ilgiau ir jis yra skausmingesnis, gali užtekti 3 kartų ir gali reikėti 10. Čia labai sunku pasakyti, kokia yra problema ir kiek stipriai yra įtemptas raumuo ir kaip lengvai jisai pasiduoda. Bet kaip ir minėjau prieš tai, tarkim, jeigu ateitų žmogus užsiiminėjantis fitnesu, kultūrizmu, jam gali užtekti 2-3 procedūrų atpalaiduoti raumenį. O tarkim, moterėlė, kuri ilgą metą dirba fabrike, ji galbūt net ir 15 kartų ateis dėl tos pačios priežasties. Bet tas pats žmogus atėjęs kitą kartą dėl tos pačios problemos, jis gali gauti visiškai kitą gydymo metodą, nes tai priklauso nuo jo raumens. Galbūt tai šilta raumuo labiau atsipalaidavęs, galbūt jisai pakeitė krūvį, galbūt net ir mitybą pakeitė. Tas irgi labai prisideda.